Sveiki, mėly mūsų žiūrovai, mano vardas Justina Klivienė. Aš esu Gabija Skučaitė, labai malonu, Justina, vėl tave sutikti. Ir man. Ir sutikti šį kartą tokiame formate, kurį mes buvome pradėjusios prieš kurį laiką. Taip. Bet padarėme šiokią tokią pauzę. Taip, kaip ir viskas gyvenime, ne? Gerbėmiems žiūrovams galim tiesiog priminti, mes su Gabija turėjom podcastą New and Now. Taip. Ir norim kažkaip tai vėl jį startuoti, nes kaip tik su Gabija susitinkam vis eilę įvairiausių technologinių, naujovių, įvairiausių projektų mūsų mintyse sukasi ir kažkaip pagalvojom, kad smagu vis dėlto yra dalinti, smagu galiausiai viena su kita pasikalbėti. Ir aš irgi pamenu, kad tie mūsų epizodai susitikimo tame podcast'e, nes mes ir gyvai susitinkam ir pasikalbam, bet tie podcast'ai leidžia galimybę pasidalinti tomis mintimis, kurios gyvena būtent tuo New and Now laikotarpiu, kai ateina kažkokia mintis, kaip naujiena į tavo mąstymo lauką ir tu gali ją pati permąstinėti, bet kai ją ištransliuoji kažkokiu būdu, o čia toks būdas kaip podcastas irgi yra geras, ta mintis gali surasti atliepą kitų žmonių mintise. Ir gali pradėti vykti tokie stebuklingi dalykai, gali tos mintis susijungti tarpusavėje. Ir tuo pačiu pasidalinant mintimis, jos irgi pradeda didėti ir įgauna tam tikrą kapitalą, tam tikrą minties kapitalą. Jinai pradeda akumuliuoti savo galią ir stiprėja. Tai man šitie mūsų podcastai tokiu ir skambiu pavadinimu, tokiu New and Now, apie tai, kas aktualu dabar, ir kas yra nauja dabar, kalbėtis su tuo noru pasidalinti mums tarpusavėje, bet to pačiu ir tiems, kurie čia mūsų pasiklausysit, surasti irgi kažkokį minties atliepą ir jeigu jums bus įdomu, tai galite su mumis ir kalbėtis ir kitomis formomis ir mes čia ir tam tikrus projektus apžvelgsim. Na tai va, tokias naujienas. Tai kas pas tave naujo? Ne, dar prieš perinant, kas pas tave naujo. Tu man pasakyk, visi žmonės bijo dalintis tom idėjom, saugo, manęs dažnai klausia, ar tu nebijai, kodėl tu nebijai dalintis savo drąsiom, naujom, inovatyviom idėjom? O, čia toks rimtas klausimas. Aš niekada nebijodavau, nors man irgi žmonės dažnai taip sakydavo, ką, bet kas nors ten, pas tave ten dirba, išeis iš darbo, čia viskom dalinės, išeis ir išsineš. Ir taip ir anksčiau sakydavo. Ir aš galvodavau, bet tai, kad čia nėra ko tai bijoti, taigi čia tik šios dienos ta mintis ir kitą dieną aš turėsiu kitą mintį, bet jeigu tas žmogus šalia nebus, tai jis jau tos kitos nebeturės, jis turės kažkokią seną mintį, o iš kitos pusės tai daug labiau aš tikiu minties įgyvendinamumo gale, negu tik tai minties, kuri yra inovatoriška, bet tai, kad ją įgyvendint, visi žingsniai, kaip tu tai padarysi, yra labai unikalūs ir priklauso nuo tavo įdirbio ir darbo. Tai tomis mintimis, kaip pasidalini, labai daug ko neprarandi, nors aš jau ir ne tik Lietuvoje, bet ir irgi taip, dabar pastaruoju metu irgi susidūriau su keletu tokių atvejų, kur irgi šauna kokia ten mintis, aš jos ten nelaikau, kadangi mintis, aš jos nelaikau jau ypatingai dideliu turtu, kurį man reikia kaip nors jau ten labai apsaugoti. Ir aš ten ją pasakau, kur nors, ir man jau tokie rimti žmonės, bet jau tu šito, tai čia dabar nesakyk, tu šitą palaikyk kažkur kitur, kur tu jau tikrai ištransliuosi ir kad tu užsidėsi savo autorinės tas teisės. Ir jau tokiam net, tai aš dabar jau pradėjau galvoti, gal iš tikrųjų tą reikia daryti. Tai iš tikrųjų per šį savaitgalį, kadangi vėl gimė man nauja mintis. Ir tokia, jinai tiesiog labai paprastu būdu jinai atėjo. Ir aš jos, kadangi jinai taip atėjo, ašgi jos nesureikšminu, kad čia taip genialu, čia tik man taip nutiko. Tiesiog jos kažkur egzistuoja ir jos pas tave ateina ir pas kitą gali ateiti, jeigu norės, kad pas jį kas nors ateitų. Bet aš per savaitgalį reikia, bet vis tiek čia reikia tą produktą kažkaip užsitikti, o tai jis toks kūrybinis, intelektualus, ne toks techninis išradimas. Ir pažiūrėjau, kad kaip reikėtų užsidėti tas autorinės teisės, kad ten bent jau tą ženkliuką, kad tos idėjos jau taip jau nepaimtų kitas.
Tai aš gal, kad čia reikia tą įsivertinti, gal tas mano toks naivus atvirumas nėra pati geriausia formulė, bet iki tol, kol tu to nepadarai produktų. Jeigu čia tik mintis, kurią tu nori pasidalinti, tai nieko aš nematau tame dalinimėse tokio pavojingo, bet jeigu tu jau turi tam tikrą produktą ir matai, kad čia jau yra produktas, tai reikia pagalvoti, kaip tu šitą dalyką apsaugosi, kad taip lengvai žmonės nenukopijuotų tavęs, bet iš kitos pusės tų kopijuotojų aš niekad labai ir nebijau, nes tas kopijuotojas tai jis tik kopijuoja, o laimi tie, kurie kuria. Tai aš, žinai, irgi norėčiau tau paantrinti, aš kai stebiu, ką tu darai, ką aš darau, ką kiti aktyvūs žmonės ir verslus daro, tai man atrodo, mes ir darom tą labai didelį skirtumą tarp minties ir kažkokio įgyvendinto projekto. Nes man atrodo baisu dalintis mintimis tada, kai jinai viena yra tavo galvoj. Bet jeigu jos konkuliuoja ir verda, ir tu tik tai, kaip sakai, savaitgalį pagavai kažkokią, tai ir tu ją taip lengvai pagavai, lengvai kažką galvoji, ką su to daryti, tai tada yra visai kitaip. Tai grįžtant prie tavo klausimo, kas yra new and now mano gyvenime. Kas naujo dabar? Tai aš galvoju, pagrindinė naujiena yra tai, kad iš tiesų pradėtas vystyti Health Tech akceleratorius, sparčiai auga, įgavo tokį gal tarptautinį mastą, sakykime taip, kas lėmė, kad išvažiavau gyventi į Barceloną. Ir Barcelona yra ypatinga tuo, kad tai yra 5 Europoje ekosistema ir 8 pasaulyje. Katalonijos ekosistema labai stipri, labai kaip visa mūsų ekosistema, turim daug dalykų iš ten pasimokyti. Tai aišku, aš čia atsivežu ir daug įdomių įžvalgų, kaip startuoliai turi save pristatinėti, koks lygis, ką reikia daryti, kaip bendradarbiauti, kaip ekosistemą kurti. Žiūrint iš tokių, jeigu jau ne mano asmeninių, bet šiaip inovacijų, kas mane pastaruoju metu žavi, tai nežinau ar matėjai, bet buvo paskelbtas toks MIT sąrašas, man atrodo 35 mokslininkai jaunesni negu 35 metai ir ten yra viena lietuvė dirbanti su dirbtiniu intelektu ir ta moteris, jinai stengiasi implantuoti naujas smegenų daleles tam, kad atjaunėtų mūsų smegenys ir čia yra didelė tokia nauja tendencija moksle, kad iš tikrųjų tas ilgamžiškumo, longevity fenomenas, jisai plečiasi ir pereina iki tokio lygio, kad mes jau šiaip viską beveik atnaujinom savo gebėjimuose, liko smegenys, o smegenys yra, turbūt visi mūsų klausytojai sutinka su tuo, kad tai yra vienintelis organas, kur tai yra mes, kažkas tokio dar švento, nepaliesto, tai jau prasidėjo moksliniai tyrimai tenai. Tai čia man yra visiškai new and now. O pas tave kas įdomaus ir... Aš kaip tik pastaruoju metu net 2 kartus lankiausi ir MIT. Tikrai, ir džiaugiuosi, kaip tik dabar turėsime lapkričio nuo 12 iki 15 dienos tokią intensyvę turinio savaitę, švęsime SMK 30 metų jubiliejų. Turėsime tokį renginį Trendsmakers apie trendus tokius pasaulinius ir apie gyvybės, tokius trendus ir ten pas mus atvyks į tą savaitę MIT Sandbox direktorė su lietuviškomis šaknimis Vida Bielkus. Tai kaip tik turėsime tokią jos integraciją į mūsų renginių ir programą, ir tiesiog tokį asmeninį buvimą su mumis. Aš dalyvavau tokiame renginyje, irgi jis vyko ne MIT, bet šalia Harvardo universitete. Tai jis vadinosi Sages and Scientists. Lietuviškai tikriausiai čia būtų tokia žiniai, ar kažkokie žiniuoniai ir mokslininkai. Deepako Chopra Foundation organizavo, pats Deepakas Chopra, jis Amerikoje labai tokia populiari sąmoningumo, sveikatinimo tendencijų asmenybė. Tai žinoma, sveikatos tema paliečiama, bet man ypač ir pastaruoju metu ir gal ypač atsiduriant tokiuose žmonių ir idėjų laukuose, kur tos temos gvildenamos ir dėl tam tikros technologijų pažangos kyla naujos mintis.
Ir apie ką aš pradedu galvoti, kad longevity tema, tokia ta ilgamžiškumo, aišku, ji dabar labai tokia trendinė, kaip ir tampa kažkokios labai tokios temos, ten tvarumas, buvo tokia, dar yra kažkiek, tai nors aš jau to tvarumu irgi ten prieš kokią 20 metų, taip daugiau pradėjau domėtis, po to jau tos temos kažkiek pradeda išsekti, tai ta ilgamžiškumo tema, jinai irgi tokia nėra visai nauja, bet ji dabar labai populiari. Bet aš ką galvoju, kad ji vis tiek, kiek dabar ją nagrinėja, ypač taip pat kokiuose renginiuose, arba tie entuziastai, ten biohackeriai, ar kokie, gal juos tokius, vis tiek čia labiau tokia biohackingo dalis. Vis tiek šitas visas požiūris labai limituotas atrodytų, nes ką jis leidžia mums pažvelgti tik tai į kūnišką, dažniausiai mūsų egzistencijos perspektyvą, ją estetiškai patobulinant, kas visai neblogai, kartais ten neperlenkiant lazdos, nes irgi visokių jau gali būti po to nutikimų, kur jau irgi nebe į naudą. Ir tai estetiškai labiausiai, ir prailginant keliom gal dekadom gyvenimo ciklą, kuris šiaip žvelgiant, jeigu iš žmogaus tą raidą, jau ir taip visuomet ilgėjo ir be longevity trendo tiesiog dėl geresnių vis gyvenimo sąlygų ir dėl medicinos pažangos ir be jokių didelių longevity trendų tas lifespan ir šiaip ilgėja, o gyvenam geriau, tai tiesiog gyvenimo kokybė gerėja ir tas longevity tampa tokia paieška, tam tikrų tokių biohackingo elementų, kaip ten išgertum kokio NMN, NAD+, ten kokios krioterapijos. Arba grįžtama prie tokių labai fundamentalių dalykų, kurie ten senovės žmogų jau ten tokie aiškus, kad čia net nereikia, čia jau toks common sense būtų, mes juos dabar padarome labai tokiais trendiniais, kokia ten, žinai, kažkas tokio labai natūralaus ir kas mums kaip žmonėms turi būti savaime suprantama. Šaltalankio arbata, pavyzdžiui. Arba ten koks išsimaudys šaltam vandenį. Arba ten, bet ką, išeiti vaikščioti basom kojom miške. Žinai, čia senesnio sukirpimo žmogui kaip ir būtų buvę visiškai suprantami dalykai. Bet prie ko aš čia lenkiu, kad visą tai nėra blogai, kad mes siekiame. Galbūt nėra taip blogai, nes mes nežinome visokių bioetinių niuansų, kiek tam tikros intervencijos gali mums ne tik būti naudingos, bet ir iš tikrųjų pabloginti mūsų tokį žmogaus egzistencinį kodą. Tai daug iškyla tokių moralinių, etinių klausimų, ypač kas liečia jau tokias gilesnės intervencijas į, ne šiaip kažkokio ten botulino injekciją įleisti. Čia suprantama, čia estetinis kažkoks patobulinimas, kuris irgi dar klausimas nereikalingas, bet čia nėra tokia didelė problema, kaip tarkim visi ten būdas kištis į smegenis ir jas ten ištrinti iš jų tam tikrą informaciją ar kažkokiu dirbtiniu būdu jas stimuliuoti. Jeigu tai nėra susijęs su kažkokiom įgimtom ligom, jeigu tai yra, mes sprendžiam kažkokią problemą ir žmogus dėl kažkokių bioninių ar kažkokių priemonių kitokių pagalba gali judėti ar atgauti klausą, matyti. Čia žinoma, aš dėl to tai nekeliu jokio klausimo etinio, jeigu tai žmogui padeda dėl to, kad jis yra patiriantis tą disability, reiškia kažkokią negalę dėl to, bet iš kitos pusės, jeigu mes norime tik tai pagerinti į kažkokį kitą lygį, negu turėtumėm pagerinti natūraliomis priemonėmis, gali kilti etiniai niuansai. Bet mano pagrindinė tema, ir aš jau čia matau per ilgai užsikalbėjau, vis tik mane labiausiai dabar dominanti tema, ir ties, kurią aš noriu dabar skirti daugiausia dėmesio,
ir vis neprieinu iki to, nes aišku, velkas mano visokios kitos idėjos ir dar darbai, bet kadangi šitai yra tokia fundamentali, tai aš ir neskubu, nes mane daug labiau domina nemirtingumo tema, o ne longevity tema. Ir mano toks projektas, kurį taip labai kol kas pasileidau tik tai tokiam pirminiam lygmenį, tai turiu tokį prekinį ženklą, ir ten tokį puslapį, kuris kol kas prastas, jūs nekritikuokit, jeigu kas pažiūrėsit, aš viską suprantu, mes nespėjom dar nieko gerai padaryti, bet pati idėja, jis vadinasi Homo Infinitum, homoinfinitum.com ir ten ta idėja labai trumpai pristatoma, tik tai tokiu launch page'u, bet aš noriu prie to toliau dirbti. Aš turiu kitą projektą Prasmės alchemija, kur aš labiau tyrinėju prasmingą gyvenimą. Tai ta prasmės alchemija yra dalis šito Homo Infinitum kaip tokios ekosistemos, kuri tyrinėtų žmogaus nemirtingumo būdus. Bet čia, kai aš kalbu apie nemirtingumą, peržengdama tą longevity konceptą, jį integruoju, bet kad tu jo neapsiriboji, tu sakai, kad čia nepakankama. Aš nesakau, kad to nepakanka ir kad mums reikia žengti dar vieną žingsnį ir kad jeigu longevity sprendžia mūsų kaip įkūnytų būtybių gyvenimo to kūne prailginimo klausimą, tai aš noriu eiti toliau link to, kaip mes galime prieiti iki nemirtingumo sąvokos, kuri nėra apsiribojanti arba netelpa į kūniškos egzistencijos rėmus. Ir net nesakau, kad čia įmanoma šitą kūnišką nemirtingumo koncepciją, bet dėl kitų technologijų ir dėl tam tikros kitos raidos mokslo ir filosofijos ir dvasinių praktikų. Taip. Mes galime prieiti prie to Homo Infinitum koncepto, kuriame nemirtingumas suvokiamas, aišku, netiesiogiai, bet tam tikrų mūsų gebėjimų ir mūsų sukauptos per gyvenimą patirties, visų imersijų, ekspresijų, atminčių, visko, ką mes išgyvename sukaupimu ir išsaugojimu. Tai čia yra mano toks projektas. Ieškau tam irgi bendraminčių ir žinau, kad viena to neįgyveninsiu, bet tai ne viena aš tame kelyje esu. Nemažai žmonių mąsto apie tai. Tai va. Žinai, man atrodo, kad mes link to po truputėlį einam, nes taip žiūrint iš inovacijų perspektyvos, tai turbūt šie metai ir buvo ypatingi tuo, kol mes ir nesimatėm ir nedarėm šito podcast'o, kad pradėjo labai daugėti tų klausimų, kas susiję yra. Pavyzdžiui, atsirado eilė skirtingų ten appsų technologijų nustatyti mūsų mirties datą, Atsirado dirbtinis intelektas ir visas bumas, kad atseit mes dirbsim su technologijom. Ta prasme, tas žmogiškumas, tas kūnas ir ką mes apie tai suvokdavom, panašu, kad skirtingose srityse po truputėlį išsitrina tos ribos. Tai kas yra tiesa, kas netiesa. Ir aišku, man ir smagu visą laiką ir su taim šitam podcast'e kalbėti, ir patinka tavo tas pasakymas, kad aš turiu kitokių minčių, žinai, kad tu tikrai tu žiūri žingsnį į priekį ir akivaizdu, kad link to visuomenė eina ir vienus gali tas išgąsdinti futuristinis požiūris, kitus gali labai pradžiuginti, bet nepaisant to faktas, kad mes link to einam, Ar kaip tu sakai, nemirtingumas čia, ar mes bandom net į kitas planetas keliauti ir galvoti, kaip tą gyvybę išsaugoti kitur, kad bendras toks vaibas yra, kad mes nueinam nuo tos bendros, man atrodo, koncepcinės minties, kad žmogus nori padaryti save kyborgu. Viskas, tas praėjo, tas yra net nei new, nei now. Žmogus norėjo save padaryti kyborgu, kai mes su tavim kalbėdavom gal po covidiniam laikotarpiu. Mes kalbėjom apie technologijų ir žmogaus sąveiką. Man atrodo, dabar tikrai žmogus, nauja ta tendencija, apie kurią mes vis daugiau kalbam, kad žmogus tiesiog nori amžinai gyventi ir kokia tai forma bus, yra labai skirtingi. Ir kas man irgi labai tikrai viena iš tokių minčių, kur sukasi, žinai, pasaulis labai dalinasi į technologinį ir tokį visai naturalistinį. Bet gyventi amžinai arba išvis tas nemirtingumo konceptas, jis labai didelė dalim susijęs su prasmės paieškom, prasmės paieškom, prasmės klausimų. Ką tu apie tai manai? Kas tau šiandien dienai yra ta prasmė?
Teisingai sakai, kad labai nemirtingumas sėtinas su prasmės klausimo kėlimu, nes mes čia su kitu tokiu filosofu irgi šitoje studijoje diskutavom ir jis sakė, kad mūsų gyvenimas yra prasmingas dėl to, kad jis yra baigtinis, dėl to, kad mes suvokiame jo baigtinumą šintame kūniškame savo buvime, jis įgyja tam tikrą prasme. Tai čia, žinoma, ir tai yra tam tikra apibrėžtis, kad, reiškia, kai mes žinome tą baigtinumą, mes siekiame padaryti dalykus, kad mūsų tas gyvenimas toje būtyje būtų, žinom, kad turime ribotą laiko ir kažkokių kūniškų galių resursą. Bet su mano prasmės alchemijos projektu, kadangi aš ten sujungiu dvi, tai toks tarpdisciplininis mano mokslas ir tyrinėjimas tam tikrą tokį semionaratyvinį metodą su poveikiu organizacijų vystymuisi, bet labai per žmogaus lygmenį. Tai aš siekiu pažvelgti, kaip mes tą prasmę galime suprasti, artikuliuoti, įsisąmoninti ir kaip prasmės, kaip tam tikro kažkokio ir kalbinio konstrukto, ir kaip savokos suvokimas leidžia mums kitaip jaustis ir gyventi, kad mes prasme ne šiaip pajaučiame kaip kokią emociją. Ten dabar džiaugsmingai aš jaučiuosi ir dėl to man gyvenimas prasmingas, bet susipyksiu su ko nors ir nebėr čia prasmės. Tai aš tą prasmės konversiją noriu atlikti, parodydama, kokiais konkrečiais veiksmais tai galima padaryti. Tai va dabar turėsiu, ne dabar, bet kitą reiškia, bet artimiausiu metu, kai sakau dabar, tai jau reiškia, kad čia numatyta tokia mokslinė stažuotė, kai noriu sudėlioti tos principus, kuriuos čia kažkiek ir tyrinėju, kiek spėju. Bet per tą stažuotę noriu daugiau dėmesio skirti ir sudėti visą tai tam tikrą metodinį kažkokį veikalą, kiek man pavyks tai padaryti. Ir kaip tam tikras galbūt ir rekomendacijas. Nes tas projektas mano prasmės alchemija, jisai dar sieks padėti identifikuoti tai, kas yra neprasminga, padėti žmogui suprasti tą neprasmingo dalyko pasireiškimą ir tada per tą suvokimą, kas yra neprasminga, pažvelgti, kaip tai tampa prasmingu. O jeigu netampa, tai reikia kažkaip arba tai priimti, arba tai eliminuoti. Žinai, tavęs klausant, gal dvi tokios mintys kilo ne visai gal tarpusavį susijusios, bet pirma yra susijusi su tuo, kad aš irgi, pavyzdžiui, Katalonijoje būdama labai supratau, kiek daug tenai toje ekosistemoje yra kuriama tarpdiscipliniškai. Tarkim, iš viso, medicina ir menas, ten, nežinau, inžinierija ir šokis ir kažkaip tai. Ir kai tu kalbi, man atrodo, kad tavo irgi tas sritis yra labai susijusi, galėsim prie to sugrįžti. O kitas dalykas yra, kad taip, žinai, irgi žiūrint apskritai, kas vyksta pasaulyje, kiek daug technologijų mes sukūrėm ir kokie poveikį jos turi. Kad vis dažniau kalbam apie žmogų. Tau taip nepasirodė, nes aš tai pastebėjau, kad, žinai, sveikatos inovacijos auga, visą laiką apie jas kalbam. Apie žmogų, apie natūralumą, apie dar kažką. Žinoma, kalbam labai daug apie technologijas, bet iš to, kad atrodo labai pradedam vėl gręžtis į žmogų. Mes dabar toje antropoceno eroje gyvendami, matyt, žmogų suprantame kaip tokia koegzistuojančia bendrame būvyje su visom ir kitom gyvom ir negyvom, neorganiam formom būtybę, žmogų. Mano Homo Infinitum projektas, todėl turi pirmą tą dėmenį homo, nukreiptas į žmogaus potencialo išvystymą, žmogaus potencialo tą begalibiškumą ir jo sklaidą, bet per sąveiką, tokią darnią ir etišką sąveiką su kitomis gyvybės ir negyvybės formomis. Tai nors mes atsigręžiame žmogų, bet tas homocentrinis požiūris jau
turėtų mums būti šiek tiek, negalėčiau pasakyti, nesvetimas, nepasenęs, bet kažkoks, nebedarantis mūsų vis tiek visos visatos centru, bet suvokiant sąsajas tarp visko, kas egzistuoja ir net tarp to, kas egzistuoja ir gal mums šiuo metu nepatinka į mūsų kūniško jausenos ar matymo aprėpti, taip neapsiribojant pasauliu, tik tai per savo akiratį, kiek jis mums apsičiopia ir pasimato. Tai tas atsigręžimas į žmogų turėtų būti toks prasmingas, kad santykyje su kitais. Ir net su to dirbtiniu intelektu, kuris irgi dabar reiškiasi. Ir su tais robotais, kurie irgi atsiranda kaip kažkokia ten ir intelektinės kažkokios raiškos forma. Aišku, gal ten nėra tas intelektas, tas kaip tikrasis intelektas, bet vis tiek kažkaip jis su mumis sąveikauja per šitą plotmę ir intelektinę. Ir tai mes save turim pradėti vertinti sąveikoje su kitais ir žiūrėti, kaip čia mes gyvename ir kodėl tada tas mūsų gyvenimas toj sąveikoje tampa dar prasmingesniu. Žinai, man atrodo, iš viso anksčiau buvo tokia koncentracija gal į žmogų, bet realiai net šitoj studijai, žinai, tai pasižiūrėjus, už 10 metų turbūt šitą spintelę skaičiuos ten mūsų jausmą kažkokį, tai kažkur kažkas tai bus biologiniai dalykai, ne? Viskas yra duomenys ir mes tiesiog nebūsim toks kaip pasaulio centras, ne, bet technologija bus mūsų visiškai šalia ir šalia mūsų pagalbininkas didžiulis, lygiai taip pat ir gamta, ne, kurią mes galbūt daug metų dėl to industrinio besivystymo buvom truputėlį pamiršę, bet akivaizdu, iš to, ką mes šiandien kalbam, kad ir technologija, ir gamta, ir dažnai gerovė, jinai bendrai holistiškai turi veikti. Ir man tai norisi taip sakyti, kad mes turbūt niukas bus, ne, tai turbūt mes gyvensim toje ekosistemoje tikrąją to žodžio prasme. Mes daug apie tai kalbam, dešimtmečius, čia jau tikrai sena mintis yra, bet tik tai galbūt ta nauja bus mintis, tai kas tai yra ekosistema, kad tai nebus tik tai žmogus, bet tai gali būti ir technologija, ir gyvūnas, ir medis, ir nežinau, vėjo gūsis, kuris nebūtinai bus natūralus, galbūt bus tiesiog sukurtas ar pasodintas tas debesėlis ar vėjas. Tai man atrodo, tas keičiasi, ne, kad ir ką tu ir sakai, mes tada visai kitą dimensiją pradedam, apie visai kitas dimensijas pradedam kalbėti, apie nemirtingumą, apie bendrą gerovę, apie tai, kad žmogus, balanse visą laiką turbūt kažkaip praeina ta mada, žinai, kad smagu būti persidirbusiu, tokiu perkarusiu, žinai, specialistu, man atrodo. Nes tikraigi buvo kažkada toks laikas, kai, žinai, visi džiaugiamės, kiek daug visko ir vienu metu, o dabar visai kitokį, kažkokį tai tokį pokalbiai. Kai kalbė apie tą ekosistemą, tai tikriausiai čia mes judame link, pamažu judame, nes tas mūsų pamažu šiais laikais yra pakankamai greitai, į tam tikrą ekosistemą, kuri vis tiek apima jau tokį kosmotechninį lygį. Ir toks kažkoks kosmotechnocentrizmas, nežinau, čia gal ne kaip savoka, bet kaip tiesiog toks konceptualus matymas, kad vis tik jau mes ir su tam tikrom technologijom, ir su visokių jų leidimų, ir tyrinėjimų, ir į kosmosą, ir tos technologijos, kurios Žemėje, ir tas, ką leidžiam, ir ta sąveika ir su to kosmosu, jinai ir ta tokia daromus plačiau matančius ir suprantančius, kad vis tiek mes prieiname tam tikrą lygį nepažinimo ir nepažinumo, kur daug kas ir tame Harvardo universitete, kur buvau tam renginy, Sages and Scientists, pripažįsta, kad mes pažangą padarėme didelę per tą žmonijos išminties aruodų ten arimą ir kaupimą, bet vis tiek kažko mes visai nesuprantam. Ir dabar, kai mokslas, mes prieiname tokį lygį, čia tas toks jau 3 tūkstantmetis pažangą padarėm ir suprantam, kad vis tiek
mes nesuprantam. Ir čia gali pradėti skleistis labai tikrai gražus žmonijos evoliucijos darinys. Tame mokslo pripažinime, kad to mokslinio materializmo nepakanka viską suprasti. Ir jeigu mokslas tikrai susilies su kitom, su dvasinė pažanga, su tais dalykais, kurie yra mums nepažinus, ir mes tą savo žmogišką norą viską žinoti ir galvoti, kad esame pati pažangiausia mąstanti būtybė, suvoksime kaip vis tik savo tam tikrą egzistuojantį ribotumą. Va čia gali būti, kad tikrai tas žinau, kad nieko nežinau, ne, mus nuvesti į naują žinojimo lygį. Tai va, mes tai filosofiškai čia kalbam šiandien, bet aš galvoju, kad tikrai yra įdomių ir praktinių dalykų, labai, kurie, noriu pasidalinti, kad čia SMK patalpose, SMK aukštoje mokykloje, Kalvarijų gatvė 137, turime HealthTechinį išradimą, kartu sukurtą su Kauno technologijos universiteto mokslininkais, tokia išmani vandens stotelė, kuri vandenį išvalo, praturtina vandenėlių, praturtina mikroelementais. Čia mūsų toks demo kūrinys, jau jis veikia. Labai kviečiam testuotojus, kurie norėtų išbandyti. Mes dar pagaminsime ir tų gertuvių. Turim irgi jas pagaminti iki to Transmakers renginio, tikriausiai pagaminsime ir gertuvių ir gal per renginį jų padovanosim. Čia visko prisižadu, bet tikiuosi, kad viskas ir pavyks, nes viską įrašėm. Taip, ir stengiamės viską padaryti, bet vanduo yra. Ir vanduo teka ir galima užsiregistruoti oterdrop.com, pasižiūrėti kaip, ir mes viskas kol kas yra čia nemokama, nes norime išsitestuoti ir jeigu jums įdomu būtų su HealthTechinėm inovacijom kažkam ir dirbti, tai galite ir sukontaktuoti ar su manim ir prisijungti ir kažkaip prie komandos. Tai va, tai tokie praktiniai dalykai. Jo, bet žinai, man atrodo, kad tai yra visiškai susiję, nes bet kokiu atveju mes su tavim norim čia dalintis dalykais, kurie dideli, įdomus, nauji, gal čia yra vienas dalykas. Bet čia tavo pavyzdys šitas yra labai geras įrodymas, kad iš tikrųjų ta ateitis tai kuriama šiandien. Kažkokiais konkrečiais darbais, konkrečiais dalykais ir jūsų ta vandens stotelė, aš pati šiandien ateidama mačiau, tikrai toksai kaip kosminis laivas atrodo, bet įdomiausia, kad jūs pasirinkot vandenį, ne, ir jo praturtinimą. Tu gali papasakoti dar tada truputėlį tų praktinių dalykų? Kodėl? Aš nežinau, kai kurių dalykų aš negaliu atsakyti tą klausimą, kodėl. Kodėl aš nesu labai daug, kad viską čia valdyčiau savo tas mintis. Tai tikriausiai tame ir esu, kad pripažįstu, kad ne viskas čia nuo manęs priklauso. Nors kai buvau jaunesnė, būčiau labai galvojus, kad tik čia viskas nuo manęs priklauso. Bet dabar gal ir labiau tam atsiduodu suvokimui, kad ir kažkokios man sritys, idėjos, temos, jos ateina, man jos patinka ir aš kažkaip imuosi jų įgyvendinti. Nes vanduo fundamentaliai mums reikalingas, žinai, ar mes kalbėtume apie HealthTech arba apie inovacijas, technologijas, kiek yra pasaulio šalių, kur iš vis to vandens neturiu, jūs sugalvojate inovuoti netgi. Ne? Aišku, jeigu visiškai taip pasakysiu tokį trumpą istoriją, aš kai buvau Singularity programoje Silicijos slėnyje ir aš ten turėjom tokius mentorius, ne mano ten mentorė buvo tokia Gwen ir aš turėjau kaip visada ten, aišku, ne vieną tą idėją ir aš ten pristatinėjau visai kitas, aš to vandens dar nebuvau visiškai projektai. Ir aš kalbu, ir ta Gwen man sako, Gabė, sako, bet tavo visi projektai, visos idėjos, ką aš ten kalbėjau, ten buvo tokia, prasideda iš W raidės, so you should have a project about water.
Ir aš tada, aš neturiu jokio apie tą vandenį projekto. Tipo, Tai va, kur tikroji priežastis. Aš tada galvoju, jinai man pasakė, aš turiu turėti apie tą vandenį, aš neturiu, man užtenka ir kitų. Nu ir kągi, aš po to išvažiuoju į Londoną, ten dalyvau tokiuose, ir aš einu ten tokiam parkelį ir visas tada susigalvoju tą vandens projektą. Grįžtu čia į Lietuvą. Kaip tik tai buvo ten tokie kvietimai, projektai, aš jau tada tą mintį dar apgalvoju, nuvažiuoju į Kauno technologijos universitetą, jiems sukviečiama tą mokslininkų komandą, aš ten išsakau, kaip čia, koks čia būtų tas naujumas, tie mokslininkai pamato mokslinį naujumą, o aš tai tik tai įsivaizduoju, kaip čia visus dalykus sujungti, aš visiškai ne inžinierė. Ir dirbam, ir tie mokslininkai, mes ten 3 metus dirbam, o ten, kai jūs ten pamatytumėte, ten kiek tų schemų, ten kaip viskas gavosi sudėtinga, o buvo tik idėja, bet tam, kad viską sujungti, ten dirbo apie 7 skirtingos komandos, biomedicinės inžinerijos, chemijos, Kauno technologijos maisto institutas, tada atskirai pramoninis dizainas, atskirai sistemų valdymo blokai. Vienu žodžiu, čia gavosi visai sudėtingas dalykas, bet dabar, kad jis veiktų, reikia žmonių, kurie nori išgerti to vandens, kuris yra praturtintas. Ir tikiu, kad čia mes visai galime padaryti tam tikrą revoliuciją ne tik vandens vartojimo įpročiuose, bet pačiame hidratacijos proceso stebėjime, matavime ir tai, kaip žmoguje vanduo veikia kaip tam tikras mediatorius. Ir tas vanduo ne tik yra mūsų suvartojamas skystis, kuris ten mus kažkaip praplauna ir taip praturtina, bet tuo pačiu gali tarnauti kaip tam tikras mediatorius. Kaip vos tas funkcinis kažkoks tai dalykas. Bet tuo pačiu ir tas mūsų ėjimas atsigerti vandens prie to mūsų šaltinio, kuris yra ta stotelė, tarnaus ir sveikatos duomenų tam tikrai stebėsenai. Nes prie stotelės yra suintegruotos tokios impedanso technologija valdomos rankenos, kurias prilietus gali nuimti tam tikrus bazinius dabar sveikatos duomenis. Tai čia ta stotelė turi tą savo inovatyvumą tuo, kad jinai skirtingus dalykus suintegravo. Tai žodžiu, visi, kas žiūrite ir norite prisidėti prie ateities kūrimo, atvykit, pabandykit, aš šiandien pati mačiau, pati bandžiau, tikrai labai įdomus dalykas ir tuo pačiu prisidėsit, visiškai prie ateities new and now, tai new. Ir prie mokslo. Tuo pačiu ir prie mokslo, nes mes čia tos projektus irgi darome ir iš mokslinio irgi intereso, kad sujungti skirtingus dalykus, žiūrėti, kaip tai veikia ir kad tas mokslas tarnautų ir žmogui ir nekenktų gamtai ir viskam, kas yra aplink mus. Žiūrėk, Gabija, mes su tavim tikrai galėtume savaitę kalbėti, bet aš galvoju, kad neišduokim visų paslapčių, visų projektų per vieną epizodą, mes tikrai jų daug turim, apie daug ką pasikalbėsim. Bet gal tada pabaigai, mes pradėjom nuo tokių tikrai labai filosofinių dalykų, daug palėtėm, daug temų ir manau klausytojams bus įdomu sekti, ką mes toliau pasidalinsim. Kaip tu galvoji, kas dar čia tokia jau antra metų pusė, Ką dar? Antra metų pusė, jau metų beliko 2 mėnesiai. Taip, 2 mėnesiai beliko, bet kas tu manai bus dar aktualu šiais metais ir apie ką mes norėtume kalbėti kitais metais? Mudvi. Ar visam pasauliu, kas bus aktualu? Manau, kad ir mums, ir pasauliui. Tai aišku, pasauliui tai čia aktualūs yra įvairūs rinkiminiai dalykai, keičiasi ir metai, ir valdžios. O žmogui, pavyzdžiui, visuomet bus aktualu kalbėti apie prasmę. Aš manau, prasmės klausimas yra tikrai labai fundamentalus ir esminis ir jį tikrai galima žvelgti naujais rakursais dabar per tam tikrą, tokios jau ir filosofinės arba ir kažkokios minties tokią naują raidą. O toliau, žinai, kaip sako, tas tikrai, tas rytojus pats mums atneša visuomet kažką naujo. Aš manau, svarbiausia yra būti atviram
ateinančiam rytojui, kuris visuomet duos kažkokių naujų įžvalgų ir minčių. Taip pat mums bus su tavimi. Kitą kartą mes vėl kalbėsim ir negalėsim sustoti. O kasdienybėje svarbu daryti, aš galvoju, daryti tai, ką gali geriausiai, padaryti tai, ką gali geriausiai ir jausti pasitenkinimą. Aš tada jaučiu, kai padarau, iš savo pusės žinau, kad ką galėjau, padariau geriausia. Nepadariau taip, kad ant durniaus, bet padariau, kad kaip galėjau. Ir žinau, kad dar galiu ateityje kažką geriau dar padaryti. Ir tai yra kažkokia man pačiai varomoji jėga, bet ir žmonėje daug dalykų gerų padaro į priekį. Taip. Aš tai galvoju, aš tai po šito epizodo pasiemu turbūt pažadą, kad nieko nereikia žadėti mūsų klausytojams, bet labiausia gal atkreipiu visų dėmesį apie tą eksperimentavimą ir buvimą atviram naujovėm, ne? Nes man atrodo tiek tos temos, kurias mes šiandien palėtėm, yra kai kuriems gal šokiruojančiai naujos gali būti ir tokios tikrai sukrečiančios, bet mes pažadam daugiau tokių. Ir man atrodo, tas eksperimentavimas su savo mintimis, projektais, iniciatyvom, ne? Nes akivaizdu per tą laiką, kol mes nedarėm šito epizodų, daug kas įvyko, vien todėl, kad leidom sau būti ir tam domene, ir kitam domene. Tai man atrodo, mes ir kvieskime visus mūsų žiūrovus į tokią kelionę eksperimentavimo, kur kartais mes kalbėsim apie technologijas, kartais apie startuolius, kartais apie prasmę, filosofinius dalykus, bet kalbėsimės ir dalinsimės tuo, kas mums yra, atrodo, įdomu, aktualu, kuo mes gyvenam. Ačiū. Ačiū.